Labas visiems. Šiandien vėl važiuosim tėtą su Artūru. Kintown Ride. Pasireklamuosiu. Tai va, važiuosim nuo Kauno iki Druskininkų. Tai čia gaunasi 2 atkarpos maršruto. Biškiai sumažinau šį kartą daiktų. Uždėjau tik tašę, nedėjau dėžės, pasiėmiau kuprinę. Nes ta dėžė belė kiek sveria iš tikrųjų ir tikrai jaučiasi, kaip mėto visą galą. Tai va, bandysim važiuoti. Dabar geriau važiuoti. Nu ką, prasideda nuotykiai. Atsiimu žodžius nuo praeitą kartą, sausas smėlis dar labiau nešioja. Turiu tokį tarimą, kad reikėtų vėl nusileisti padangas. Praeitą kartą 1,5 buvo. Na va, 1,5. Po praeitų batonų, tai dabar važiuoju kaip turistas, atsargiai, nes kol batų nenusipirksiu krosinių, tai tikrai reikia pasisaugoti. Geras šiandien oras, ne karšta, vėjas didžiulis. Tai pačiam va taip va, miške tarp medžių smagiau važiuoti negu laukuose atvirai. Nu, kol kas maršrute daug tokių pravažiavimo asfalto. Žodžiu, pikti dėdės pravažiuoti čia neleido mum. Teks apsisukti ir pakeis maršrutą. Taip įdomiai tėte tai supaišyti. Kelias veda būtent čia, bet važiuoti po negalima. Uždėta, kad automobiliam eismas draudžiamas, bet neuždėta, kad motociklam eismas draudžiamas. Tai va taip ir įdomu. Ar čia tas ženklas iš viso tikras, ar tiesiog kas nori, tas jį pastato. Faktas, tvenkiniai privatus, viskas suprantama, bet keliukas tai eina. Tai va ir klausimas, ar tuo keliu tai iš tikrųjų negalima važiuoti, ar čia tiesiog savavališkai. Susisukom ten ir bandom pravažiuoti kitur, kur reiks pasidomėti šito dalyko. Nes tai jeigu tavo visiškai privati teritorija, tai galbūt šlagbaumo apsitverti reikia ar kažką, žinai. Jeigu yra kelias, tai vadinasi gal galima jo važiuoti, nu čia toks įdomus dalykas. Prasideda improvizavimas. Kaip sugrįžti kelią. Jau šiandien antras piktas dėdė, prieš tai irgi vienas susistabdė, sako, ar tu žinai, kad tu važiuoji privačioj teritorijoj? Nu, sakau, ne. Tai va, sako, čia privati teritorija. Nu, bet sakau, kelią rodo? Rodo. Tai sakau, galiu pravažiuoti? Gali. Aišku, kur gyvena žmonės, gal irgi narvoja, ta prasme, kai kiti skrenda, gal ten be proto dulkės kelia per tos žvyrkelius. Bet mes tai tikrai labai ramiai, kultūringai visą laiką pravažiuojam. Jeigu matom, kad gyvena kažkas. Nu, ko gero, pavyko grįžti į maršrutą. Tikiuosi, nebus daugiau tokių kliuvinių visur. Tai vat kaip su tai ženklais ten yra, pakomentuokit, kas daugiau išmano. Tom privačiom valdom, ale. Tai kiti, tai šunys būna paleidžia tiesiog. Bet esmė tame, kad tie šunys laksto ir už jų valdų
Šiandien kol kas dominuoja žvyrkeliai. Įdomu, ar kas nors bus panašaus kaip praeitą kelionę, ar ne. Nu, va, važiuojam palei upę. Fainas keliukas. Jau Artūras nuskodė kažkur. Opa! Nu smagu. Neskaitant to, kad visų 3 dulkės turiu suvostyti. Pastebėjau, kai greičio yra, tai ir per smėlį važiuoja. Mažiau mėta, tiksliau. Kadangi maršrutas atvedė į Prienus, tai nepraleisim progos suvalgyti čeburekų šį kartą. Jau turėtų dirbti šeštadienį. Skaniai pavalgę čeburekiniai. Tęsim toliau kelionę. Be šiandien baikerių naktis. Tai daug motociklo. Daug kas turbūt važiuoja į baikerių naktis. Pernai buvau. Šiemet nebenoriu. Geriau važiuoti pasivėžinti. Nemažai pavažiavę asfaltų, pagaliau vėl įlindam į bekelę. Pilvai sotus, galima ramiai važiuoti. Kol kas tai važiuojam žvyrkeliais, tada biškį asfaltą, tada vėl žvyrkeliu. Šiandien gal jau rasim vietą prie vandens, kur nors palapinę pastatyti. O, čia biškį gal... O! Senai matytas piešinys. Praeitą kartą čia važiavom. Nu gerai. Buvo smagu. Dabar nešlapia taip smarkiai. O šitas kelias praeitą kartą labai patiko. Opelis vietoj baidyklės pastatytas. O, jau ir koją teko padėti vieną. Geras vaizdas, geras kelias. O praeitą kartą čia buvo slidu. Šiandien jau nebe.
Toks smagus kelias, kad norisi dabar apsisukti ir vėl važiuoti atgal iš to keliu. Šitą keliu irgi buvom važiavę praeitą sykį. Tikiuosi neužvės kur nors į purvynus. Vėl prieš tai žvyrkelių nemažai pravažiavom. Ir vėl į tokį vat keliuką įvedė. Norėjasi linksmiau, tai vat greičiausiai ir gausim vėl linksmiau. Toks vaizdas, kad tie ruožai čia neišdžiūsta niekad. Aš dar nepažengęs čia ant stojus važiuoti. Gali būt blynų. Čia biški išties įdomiau. Daugiau techniškesnio važiavimo. Tai žvyrkeliais irgi atsibosta vien važiuoti. Jo, ir čia nebus tas pats linksmybių ruožas. Challenge'ai. Iš tikrųjų taip bijau kojas nusilaužti, nes praeitą kartą tikrai skaudėjo. Matyt, kai kirtau, spėjau nušokti nuo motociklo, bet matyt dėžė, ta galinė kabina, sunku pasakyti, bet sumušiau tikrai koją. Būčiau buvęs su krosiniais batais, ko gero taip nebūtų buvę. Bėgi pametė. Nu, įsibėgėti negavau progos. Nu, šiandien žymiai lengviau važiuojasi šitas ruožas nei praeitą kartą. Dabar net, sakant, aplenkt galima tas vietas. O tada tai tiesiog buvo purvas, kur be važiuosi.
Eik, tu savos galvos nenuimė šaką. Prasideda. Kaži, gal čia niekad neišdžiūsta, blemba, šitos pelkės. Davai, tik nenuslyst reik. O, čia ta vieta, kur išsidrebiau tada. Pravažiavom tą ruožą. Nu, šį kartą žymiai greičiau. Aišku, tam ir sąlygos truputį geresnės buvo. Nu ir gal biški įgūdžių daugiau atsirado. Batoną turėjau lygioj vietų, norėjau pasiremti su koja, ten nebuvo kur pasiremti. Taip ir būna. Bet va, savaitę nevažiavau ir po savaitės atsisėdus, išvažiavus į Bekelę, pradžiai vėl atrodo kaip iš naujo viskas. Paskui pabiški vėl apsipranti. Kas žino, kad į kairę. Labai smagus ruožas. Biški ir technika gerėja važiavimo.
pasakysiu taip, kad tokie keliai turbūt smagiausi yra. Yra ir ką veikti, o taip. Sakiau, kalniukų, posukiukų. Nu, ką šiandien nuvažiavom jau 200 beveik kilometrų. Tai pavažiuosim dar 50 ir patožėsim, kur judėsim toliau. Patys smagiausi keliukai. Buvo kokia šaka. Tiksliau visas medis. O, kaip gražu. O čia kad klampu. Žodžiu, važiavimo čia atsisėdus, tiesiog reikėtų pamiršti, kai praeitą kelionę daug atsisėdęs važiavau. Aišku, dabar ir daiktų pasiėmiau minimaliai. Pagrindė palapinė, miegmaišis, čiužinys ir išsivirt pavalgyti. Nu, dar kupriniai visokie dalykai kaip dronas, bet kuprinė neįsiskaičiuoja, nes ne ant pečių. O ta aliuminė dėžė realiai iš savęs labai sunkiai yra. Dar kaip prikraunantiems kaip powerbankų, vandens, maisto, dar kažką. Tai ten sveria kokie 18 kg po to. Ir ant pačio galo uždėta. Tai nėra ko norėti, aišku, kad mėto paskui tą motociklą. Nu ką, grįžtam prie tos pačios brastos. Varyk! Kaip matau, kojam bus šlapia. Pakelt kojas negera mintis buvo. Praeitą kartą taip lengvai ta brasta prasivažiavo, dabar sugalvojau iškelt kojas, kad nesušlapt. Tai čia ir buvo turbūt klaida. Na, dabar aš žinau, Artūras žvengia iš manęs. Dar laiko yra, važiuojam į
Merkinės piramidė. Nu va, pabuvo Merkinės piramidė. Labai pafilmuoti čia nieko neišėjo. Ten labai rimti žmonės kažkodėl lankosi. Tai va, dabar jau važiuosim ieškoti kažkur pernakvojimo vietos. Važiavom. Pamatėm apžvalgos bokštą. Nusukom pakeliui. Eisim pažiūrėti. Net nežinau, koks šitas bokštas. Ai, Merkinė. Nu gerai, Merkinės bokštas bus. Užlipom. Aukštas tasai bokštas. Juda nuo vėjo. Vaizdai gražus. Nu viskas, dabar jau tikrai važiuojam ieškoti, kur apsistot. Nesinorėjo praleisti apžvalgos bokštą, pamatyti. Merkinės piramidėje taip pats esu buvęs, nesykį, o šitam apžvalgos bokšte niekada nebuvau sustojęs. Rekomenduoju tikrai, kas nebuvę, labai gražus vaizdas. Jau šiandien žvyrkelėse taip belekiek būsim prasukę. Nu va, atvažiavom į nakvynės vietą. Pasaka. Meškerį reikėjo pasimti. Pagal tai, kad bent vieną padalą ryšio ir ant šito kalniuko galim apsistoti. Ir dažiek tualetą turim mes. Ir stalą turim. Nu va, pakeitėm vietą. Ten absoliučiai ryšio neturėjom. Teko pervažiuoti kitur. Turim tualetą. Gražią pakrantę. Tai vat Artūras daro laužą, o aš turiu šitą daiktą. Šiandien, kol neužkursiu šito daikto, tol aš nenusiraminsiu. Easy bus.
Aš mačiau pirmai degę. Čia jau trūksta. Oho. Sakiau. Tu nak užkaitos. Dabar užpūst, taip? Viską tas Užsidegs, tai namaigi užsidega. O mes gaminsim šiandien naminį plovą. Čia galėtų būti jūsų reklama. Valgysim sriubą bomžpakį su šituo apipiramidintu vandeniu. Sausekas jaučiu reikia įpilti piramidės vandens. Kad nebūtų toks sausas. Nu ir dar šiek tiek pagardinkim piramidės vandeniu. Va, tai va reikia. O jau čia pradeda svilt. Ir galima valgyti piramidplovį. Ragaujam. Tai tu jokio kečupo nepasiėmei? Pavakarieniavom. Dabar 9 valandos. Nėra ką veikti. Laužas nedega. Konkorėžius. Valgysim. Ir galvoti reikia ką rytoj. Nėra iš tikrųjų ką galvoti, nes nėra ryšio. Nėra ryšio, nėra navigacijos. Išsiviriau arbatos iš piramidinio vandens. Tik praeitą kartą, praeitą išvažiavimą ta pati arbata buvo kažkokia skanesnė. Čia kai nėra interneto. Voverės gaudau. Dangų lemba fotkina. Vėl voverės bandau nufotkinu. Kai gerai fotkina. Žiūrėk, patį paskutinį šitą nufotkinu. X25.